Labas vakaras, Lietuva. Šiandien turime tikrai nuostabią progą švęsti. Lietuviška kepta duona pripažinta geriausiu užkandžiu visame pasaulyje. Pirmąją vietą mums skyrė tarptautinis įtakingas maisto portalas. Tad šiandien kartu su Ramūnu kviečiame jūs švęsti ir, žinoma, ragauti keptą duoną. Labas vakaras. Su gira, laba diena. Su gira, labas žinoma. Vakaras. Tai tapo geriausiu užkandžiu visame pasaulyje. Jūs tai Puiku. stebina, kad mes esam čempionai užkandžių? Stebina tai, kad galų gale įvertino normalų skanų patiekalą ir visam pasaulyje. Nes tikrai mūsų duona yra pati nuostabiausia. Kaip reaguoja užsieniečiai į šį užkandį? Užsieniečiai reaguoja labai gerai, tik kartais būna jiem, sako, kad šiek tiek per riebu. Nes ir sūrio padažas ir vis tik ta duona kepa riebaluose, aliejuje. Aišku, mes stengiamėms kiek galima nusausinti, bet esmė, kad tikrai patinka visiems. Na, ne tik užsieniečiai, ir vaikai labai mėgsta, ir prie giros labai tinka, kaip užkandis, belaukiant kitų patiekalų. Aš tai serviruočiau iš karto ant stalo. O kiek keptos duonos parduodate kasmet? Taip, tai mūsų restoranų visas tinklas etnodvarų. Paskaičiavom, per metus maždaug parduodam apie 30 000 porcijų. Tai čia Keptos kilogramais, tai duonos. tonom čia jau eitų. Na, gal ne pilnai toną, bet nemažai duonos taip sunaudojam. Kokia yra geros duonos, geros keptos duonos paslaptis? Na, būtent šito užkandžio tai yra traškumas, na ir pats skonis, to česnako pajautimas ir to surumo. Čia turime ir tamsios duonos, šiek tiek sūrio apibarstytos, ir turime šviesesnės keptos duonos su sūrio padažu šalia. Taip. Kaip labiau mėgsta žmonės? Ar mirkyti duoną į sūrį, kaip sakoma, dipinti duoną, ar aplietą duoną sūriu? Šiaip man asmeniškai būtų gal skaniau, kai aplieta, bet ypač dėl užsieniečių ir tų, kurie prisilaiko savo figūrų, tai patiekiame atskirai sūrio padažą, kad galėtų kiekvienas pasimirkyti, kiek jam skanu, kiek norisi. Sakot, žmonės prisilaiko figūrų savo. Aš tai nesilaikau, tai man ir patiktų labiau, kad būtų aplieta kuo daugiau padažo, tai vat ir kuo daugiau giros, tai vat ir geras vakaras. Bet jeigu ar ne žmonės, kai kurie laikosi, nori laikytis, kaip įmanoma sveikiau ją paruošti? Sakėt, minėjote, nusausinate kažkaip tos riebalus, ar net jeigu žmonės, pavyzdžiui, daro namuose? Taip. Na, dabar galima, jeigu jau taip visai be riebalų, tai turim tas karšto oro grūzdintuvės dabar, kur mada tokia jau ir visi beveik turi. Tai galima mėginti tenai išsikepti. Bet aišku, to skonio, to tradicinio vis tiek taip nebus, kaip kepant aliejuje. Tai mes porciją imam kažkiek duonytės, ją susipjaustome tokiais juostelėmis. Na, namų sąlygom galima įpilti į keptuvę daugiau aliejaus, ar į kokį tai prikaistuvę, ar mažą puodą. Yra skirtumas koks aliejus? Na, reikėtų, aš tai naudojam augalinį aliejų, tai gali būti tiek saulėgrąžų, tiek rapsų, alyvuogių, nežinau, gal irgi, kadangi užkandis lietuviškas, o Lietuvoje alyvuogės nelabai auga, tai siūlyčiau su vietinė žaliava. Tai mūsų duonelė baigia iškepti, traukiame ją iš riebalų ir iš karto dedam nusausinimui ant virtuvinio popieriaus, kad šiek tiek nusausint. Ir dar labai būtų gerai pabarstyti iš karto druska. Kaip be drusko. Taip. Nes dabar ta druska ir prilimpa geriausiai prie duonelės, kol ji dar karšta. Oi, kaip kvepia jau. Ir dabar pabandysim padaryti tą jau užlietą variantą gerai. O kada kepta duona yra populiariausia, vasaros metu ar visus metus jos perka daug? Žinot, vasarą, kaip sakant, daugiau yra parduodama to nealkoholinio alaus ir giros, tai daugiau valgo šitą užkandį prie tų jau gėrimų.
O vaikai ir turistai, tai manau, kad visus metus populiarus šitas reikalas. Na, čia kuo daugiau sūrio, tuo geriau. Tai dabar žmonės valgys ir ar žinos apskritai, kad geriausia pasaulio užkandį ragauja? Reikėtų gal kažkokio plakato turbūt. Tai dabar jau reiks daryti jau reklamą, kad tai yra geriausias užkandis. Tai skanaus ir gero vakaro.